Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir man labai džiugu sveikintis su jumis šiame YouTube kanale. Kaip ir kiekvieno epizodo pradžioje, aš primenu, mūsų beveik 213 tūkstančių, 212 902, kai pradėjau rašinėti šitą epizodą. Ačiū labai kiekvienam, kuris prenumeruoja ir visada primenu, tai yra svarbu. Jūsų paspaustas patinka, jūsų paliktas komentaras mums labai padeda. Mes čia nededame reklamos, bet jūsų įsitraukimas YouTube algoritmam padeda suprasti, kad toks turinys yra vertingas ir jį verta parekomenduoti kitiems. Jūs esate didelė, protinga, motyvuota bendruomenė, kurią aš labai džiaugiuosi. Na ir aš tikiuosi, kad jums šitas epizodas patiks. Iš karto sakau, šitas epizodas bus neįprastas. Neskubėkite išsijungti, neskubėkite žiovauti, pabandykite bent jau pusę jo pasižiūrėti tam, kad susidarytumėte įspūdį, kodėl jis yra ypatingas. Todėl, kad aš dar niekada šiame YouTube kanale nedariau pilnaverčio epizodo su kažkuo. Tai yra, aš jums jau anksčiau sakiau, kad YouTube, TikTok'e yra kūrėjų, kurie man patinka, su kuriais aš esu pažįstamas ir mes galime pabandyti padaryti kažką kartu. Tai šiuo atveju mano kanale bus jums puikiai pažįstamas veidas, Arnas iš trečios lentynos. Buvo laikas, kai aš dėdavau jo 5-10 minučių tokius intarpus į savo video, kuris kažką paaiškindavo ir panašiai. Jūs, kas anksčiau seniau žiūrite mano epizodus, tai galėjote matyti arba tiesiog jeigu susirasite mano senus epizodus, tai rasite ir jo intarpus. Bet Arnas turi didelį YouTube kanalą, jis žiūri labai daug žmonių, jisai užkabina labai geras temas ir mes kažkada pasikalbėjome, kodėl nepadaryti epizodo kartu, pilnaverčio didelio epizodo. Jis pasiūlė temą, man šitą temą patiko, aš sakau, ok. Jeigu anksčiau tokia psichotropinėmis medžiagomis grįsta veikla Lietuvoje vykdavo pogrindyje, per pažįstamus ir nebuvo labai paplitusi, šiandien panašios praktikos sklinda itin sparčiai. Lietuvoje daugėja save vadinančių šamanais ar jų atstovais, kurie už pinigus savo pasiekėjams rengia daugybę įvairių ceremonijų ir ritualų. Juose beveik visuomet pasitelkiamos augalinės medžiagos iš Pietų Amerikos. Savo veiklą šamanai reklamuoja įvairiai, dažniausiai suokiant, kad po jų jums viskas gyvenime pagerės. Ritualai padės psichologiniai savianalizei, dvasinėms patirtims, išgydys tavo sielą, atvers akis, duos energijos ir net veiks kaip medicina. Sumaišius vieno augalo lapus, kito augalo šaknis ir išvirus gėrimą gausime stebuklingą eliksyrą, kuris padės išgydyti visas ligas. Taip, tai iš tikrųjų labai galingas, labai nuostabus įrankis. Jis gali padėti išgydyti labai stipres ligas, genetinės ligas, onkologinės ligas, bet kokius kūno sutrikimus, netgi kaulo struktūrose, nervų sistemoje, stiprius psichologinius sutrikimus, depresiją, panikos atakas, nerimus. Gali padėti išeiti iš sielvarto praradus artimus žmonės, netgi patyrus vaikų mirtis ar sunkės skyrybas, gali padėti sutvarkyti gyvenimą, išlaisvinti kūrybiškumą, aktyvuoti gausą ir, tiesiog visiškai pakeisti jūsų realybę per labai trumpą laiką. Tu man nemeluoji? Ne. Apie įvairius šarlatanus aš esu kalbėjęs ne vieną kartą, bet aš sakau, kad yra kelios kategorijos tokių žmonių. Kai tau yra siūloma, aišku, ne už dyką, aišku, ne už ačiū, o už finansinį atlygį, labai greitai išgėrus arbatėlės išsigydyti, cituoju, genetinės arba onkologinės ligas, tai nėra šiaip sau šlikštu, tai nėra šiaip sau uždarbis greitas, kai tu naudojasi žmonių liga. Įsivaizduokite, jeigu iš tikrųjų žmogus serga mirtina liga ir jam kažkas sako, tu man sumokėk, tu labai greitai, štai nuovero pagalba savo sveikatos problemas išsispręsi, jeigu jis tuo tiki, ką jisai pasiruošęs paaukoti, ar jisai leis savo pinigus, ar jisai tai darys, be jokios abejonės. Bet problema yra net neprarasti pinigai, problema yra tai, kad žmogus gali atsisakyti tradicinės medicinos patikėjęs tokiais šarlatanais, o tai reiškia, kad jo liga gali komplikuotis ir jisai paprasčiausiai numirs. Ir mes jau turėjome ne vieną tokią istoriją, esu pasakojęs ją apie tai, kaip žmonės patikėdavo tokiais šarlatanais, neždavo jiem pinigus, visą laiką iki pat mirties tikėjo, kad jie pagis ir netgi kai jiem pasidarydavo sunkiau, kai prasidėdavo komplikacijos ligos, jie dar daugiau mokėdavo pinigų ir laukdavo vis kažkokio stebuklingo recepto
kuris jam padės, kol galų gale numirdavo. Šarlatanam yra labai puikus verslas. Tavo nelaimingų klientų nėra dėl to, kad jie paprasčiausiai nebegali apie tai papasakoti. O kol žmogus gyvas, tol tu jį maitini iliuziją, kad štai jisai gali greitai pasveikti, reikia tik tai dar sumokėti, reikia dar tik tai kažkokių nuovirų išgerti ar kažkokį stebuklingą ritualą atlikti. Tavo laikas baigėsi. Aš apie tai, kaip ir minėjau, jau esu kalbėjęs, bet Arnas pasiėmė temą, kuri yra platesnė. Mes pasikalbėsime, kasgi tie yra lietuviški šamanai, kaip atrodo šitas verslas iš vidaus, kaip atrodo psichotropinės medžiagos, kuo jūs rizikuojate, jeigu jūs patikite štai tokiais lengvais receptais, kaip visame pasaulyje yra žiūrima štai pavyzdžiui tokias kelionės į Pietų Ameriką, kai neva tai yra atliekami stebuklingi ritualai, bet kas atsitinka su žmonių sveikata, kaip jie yra apiplėšiami, apsvaiginami, moteris išprievartaujamos ir panašiai, tai nėra tiesiog apibendrintas mano pasakojimas. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų ambasada tai labai aiškiai savo piliečiam nurodo, oficialiai tai nurodo. Na, o pas mus visi šitie šarlatanai veikia be jokių ribojimų, iš esmės socialinių tinklų pagalba ieško lengvatikių. Sveiki, mano asmeninė gyvenimiška patirtis parodė man, kad bet kokį negalavimą, fizinio kūno, bet kokį susirgymą galima susitvarkyti su detoksu. Sutikau tokius brazilus iš Amazonės džiunglių, kurie man padarė labai efektingą ir greitą detoksą su tokių varlyčių gleivių pagalba. Tai yra varlės, kurios gyvena Amazonės džiunglėse ir jos turi tokią gleivytės ant savo kūno, kurias užtepus ant žmogaus kūno, jos patenka į centrinę nervų sistemą ir duoda konkrečias komandas žmogaus kūnui per trumpą laiką padaryti generalinę tvarką. Tas 20 minučių nebūna malonės, nes daug darbo kūnas atlieka. Bent jau detoksas su varlytėmis subalansuoja visus energetinius centrus, atsiranda daugiau energijos, todėl galima tas rankas panaudoti, kad sukurti kažką, ką mes norim sukurti savo gyvenime. Tai atvykite šį šeštadienį į Kambo ceremoniją, netoli Vilniaus. Jeigu norite užsiregistruoti, rašykite man asmeninę žinutę per Facebooką. Kambo yra džiovintos, dvispalvės beždžionvarlės gleivės, naudojamos kai kurių Amazonės genčių ritualuose. Tai sudėtingas biologiškai aktyvių peptidų mišinys. Na pavyzdžiui, jame esantys opioidiniai peptidai yra daug stipresni už morfiną. Kitos medžiagos esančios gleivėse sukelia stiprų vėmimą, viduriavimą, kraujospūdžio svyravimus, veikia kraujotaką, hormonų sistemą, stresinį atsaką, taip pat širdies bei nervų sistemas. Sveiki, ankstus rytas. Aš esu Vilniaus oro uoste ir išskrendu pas Peru šamanus į taip vadinamą dietą, kur daug remsiu, triesiu ir patirsiu kitų dimensijų. Šalys, kuriuose paplitęs toks turizmas į Pietų Ameriką, per savo ambasadas rekomenduoja tokių medžiagų nevartoti. Štai pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų ambasados Peru pranešime sakoma nevartoti ajavaską ar kambo haliucinogenų. Pranešama ne tik apie sveikatos sutrikimus, bet ir apie mirtis, daugėjančių atvejų, kai apsvaigusius amerikiečius sumuša, išprievartauja ir apiplėšia. Grįžtant būtent prie kambo, jo vartojimo ritualai specialiai sukelia vėmimą, viduriavimą ir prakaitavimą. Organizmui specialiai keliamas didelis stresas, kuris nutinka dėl cheminio šoko. Pavartojus gali smarkiai pakilti ar nukristi kraujospūdis, sutrikti širdies ritmas, kartais net sustoti širdis. Opioidiniai peptidai gali paveikti kvėpavimą ar sukelti traukulius. Po tokių ritualų žmonėms nekartai yra užfiksuota ūmaus organų nepakankamumo atveju. Ritualo metu dažnai geriama daug vandens, kas kartu su kambo gali baigtis pavojinga hiponatremija, kai kraujyje nukrenta natrio kiekis, kas kartais baigiasi mirtimi. Bet kambo vartojimas Lietuvoje nėra reguliuojamas. Atvirkščiai, įvedus kambo išmeta nemažai reklamų, kur galima tai patirti. Ir niekur neparašyta, kad už tradicinės aplinkos ribų, nuvažiavus į kokią tai pelkę, kur niekas nepadės, jums duodamos dozės gali būti netikslios, o šamanai labai dažnai nesugeba atpažinti, kai žmogui jau iš tikrųjų yra labai blogai. Nebekalbant apie Amazonės šamanus, vakaruose kambo labai dažnai pristatomas kaip detoksikacija ar net gydomasis metodas, tačiau jokie medicininiai tyrimai tokio poveikio nepatvirtina. Vietoje to, rizikos sveikatai yra labai didelės. Šiame video jūs sužinosite apie stebuklingas gydančias galias turinčią varlę gyvenančią Pietų Amerikoje, o taip pat sužinosite
Kaip mums lietuviams galima šią gydančią galę pasinaudoti? Liaukose įsiskyrinėja toksai pienelis. Šiame pienelėje yra virš 200 aktyvių medžiagų, kurios turi gydančias savybės. Patekę į žmogaus kūną, duoda jam komandas, kad ląstelės gražiai atsivertų, išspjautų iš savęs toksinus. Kaip šis vaistas yra naudojamas? Bambukinių pagaliukų ant kūno yra išdeginami taškeliai, ten yra uždedamas tas pienelis. Akimirksniu organizmas į tai sureaguoja, nes pieneliai esantis vieni neuropeptidai iškart duoda komandą kraujospūdžiui sukilti, jis sukyla į galvą. Oho, rimtas spaudimas. Tai Europoje nėra pripažinta vaistų, nėra įrodytos jokios jo gydomosios savybės. Taip pat nėra jokio mokslinio pagrindo manyti, kad kambo sukeltas vėmimas išvalo kūną ar toksinus iš jo. Nežinau, ar kam dar reikia biologijos pamokėlės, bet organizmas ir taip šalina toksinus mūsų kepenų, inkstų, plaučių ir odos pagalba. Norėčiau pasakyti, kad tai daugiau kenkia nei padeda, bet to padėjimo tokiose medžiagose iš viso nėra. Tai vartoti kvaila ir pavojinga. O jei kažkoks džiunglių žmogus prieš 1000 metų laižė varlių gleivės, tai nereiškia, kad jis yra siektinas pavyzdys ir visažinis dievas. Na, kažkada į sirupą nuo kosulio heroino dėdavo. Kažin, ar ta žmonijos istorija visada tokia išmintinga. Prieš porą metų kambo vartojimo metu Australijoje mirė 39 moteris Natasha Lechner. Ji su šamanai susisiekė norėdama patirti išgijimo ceremoniją. Jai ant žvake pažeistos odos buvo užtepta kambo varlės sekrecijų, po ko ji sukrito ir nualpo. Jos lūpos pamėlynavo, pradėjo trūkčioti rankos, pasunkėjo kvėpavimas ir ši mirė. 2022 buvo sulaikytas Kolumbijos pilietis, kuris 2019 Kipre 34 latviais surengė ajavaskos ceremoniją, po kurios ši mirė. Į Kiprą atlikti ceremonijos moteris atvyko vienos Rusijos pagalba, kuri atvedė pas Kolumbijos pilietį, kuris suteikė jai mirtiną kokteilį. Išgėrusi nuovirą Latvija prarado sąmonę, o nugabenta į ligoninę mirė. Nacionalinis Jungtinių Amerikos valstijų žurnalas savo akademinėme tyrime aprašė atvejį, kai 35 moteris nuvykusi į Pietų Ameriką ir pabandžiusi kambo ritualą, per kelias valandas patyrė galvos skausmą, vėmimą bei vienos akies vyžio išsiplėtimą ir fiksaciją. Moteriai atlikti tyrimai parodė difuzinę smegenų edemą, tai yra skysčių smegenyse susikaupimą ir ištinimą. Taip pat ir intrakranijinės kraujotakos nebuvimą, tai yra smegenys nebegavo kraujo. Laboratoriniai tyrimai atskleidė sunkią hiponatremiją, tai yra elektrolitų disbalansas, kai kraujyje yra sumažėjęs natrio kiekis. Apie tai kalbėjau prieš tai. Tai greičiausiai atsirado dėl perteklinio vandens suvartojimo, peptidų sukelto vėmimo ir įtariamo ADH sekrecijos sindromo, kai kūnas nebegalėjo valdyti vandens kiekio, kraujo koncentracijos ir kraujo spaudimo. Nepaisant intensyvaus gydymo, pacientė progresavo iki smegenų mirties. 2015 Amazonės džiunglėse 26 metų Jungtinės karalystės pilietis Unais Gomes po ajavaskos ritualo pametė protą. Jam išgėrus nuoviro vyrui prasidėjo pykčio priepuolis. Jis griebė peilį ir užpuolė 29 metų kanadietį Joshua Andrew Freemaną. Besiginant, Freemanas griebė užpuoliko peilį ir susmeigė jam į pilvą, taip jį nužudydamas. Policija jį suėmė, bet paleido jau kitą dieną. Prie stebuklingo nuoviro, nuo kurio mes pradėjome šį epizodą, netrukus grįšime, bet dabar pabaikime su tomis vargšėmis varlytėmis. Visa tai, kas čia pasakojama, jūs patys matote, tai yra patvirtinta faktais, nėra nekaltas žaidimas. Tai yra dalykai, kurie susiję su psichotropinėmis medžiagomis, su labai aktyviomis veikliosiomis medžiagomis ir mes matome, yra žmonių mirčių, yra labai daug kontraindikacijų, tu gali turėti labai rimtų sveikatos problemų, jeigu nežinai, ką darai. O ar žino, ką daro štai tokias paslaugas siūlantis asmenys? Kaip jau minėjo Arnas, tai yra visiškai nereglamentuota. Mes atėjome į Kombo LT, aš puikiai suprantu, kad mes nenorom esam priversti reklamuoti šitą tinklalapį, bet aš iš karto užbėgdamas įvykiams už akių sakau, neskubėkite eiti ir naudotis paslaugomis. Tai yra tiesiog labai geras pavyzdys. Jeigu tu atidarai odontologo kabinetą, jeigu tu atidarai bet kokias medicinės paslaugas teikianti kokį nors kabinetą, tu turi gauti licenciją. Tam, kad tu ją gautum, tu turi praeiti daug tikrinimų, tu turi savo kvalifikaciją rodyti. O čia šamaniniai ritualai. Tiesiog varlytė ant logotipo ir tu gali rinkti pinigus iš žmonių. Kainos labai paprastos. Asmeninė kombo ceremonija 150 eurų. Kombo ceremonija dviems asmenims yra 125
eurai žmogui, kombo ceremonija nuo 3 iki 25 žmonių 100 eurų žmogui. Na ir dėmesio, surinkite 5 žmonių grupę ir jums dalyvavimo kombo ceremonijoje padovanosime. Kitaip tariant, į procedūrą, kurios metu naudojamos psichotropinės medžiagos, labai aktyvios biologinės medžiagos, kurios gali pakenkti jūsų sveikatai ar netgi kelti riziką jūsų gyvybei, yra žiūrima kaip į kažkokią pirties procedūrą. Tiesiog ateik vienas, surink grupę žmonių, padarysiu nuolaidą, na, o jeigu tų žmonių bus pakankamai daug, tai tau ta procedūra iš viso nieko nekainuos. Užduokite savo klausimą, jeigu tai iš tikrųjų būtų štai tokia rimta medicininė procedūra, ar būtų galima tokiu būdu ją siūlyti. Ir čia yra dar vienas svarbus aspektas, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Vėlgi, darant šitą epizodą kartu su Arnu, man nekartą teko ir skaityti, ir girdėti, kad labai dažnai žmonės yra tiesiog apgaudinėjami. Man buvo sakoma, Skirmantai, tu net nesirūpink, niekas ten nieko tų tikrųjų medžiagų nenaudoja arba naudoja super mažais kiekiais, visa tai yra placebo efektas, visa tai yra tiesiog pinigų viliojamas iš kvailelių. Tiesiog pacituosiu, ką pats Linas Karalius savo tinklalapyje rašo apie kambo šamaninę ceremoniją. Aišku, kad aš visko necituosiu, bet tiesiog vieną pastraipą. Kadangi kambo varlių jau milijonus metų nemedžioja jokie grobuonis, jos labai savimi pasitikė ir nieko nebijo. Vien pažiūrėjus šioms varlėms į akis apima žodžiais neapsakoma vidinė ramybė. Po kambo ceremonijų dažnas žmogus pajunta tą vidinę ramybę ir pasitikėjimą savimi. Pastebėjome, kad po kelių ceremonijų žmonės ne tik jaučiasi geriau, bet taip pat pradeda gerėti jų finansiniai reikalai. Nebereikalo kinų feng shui tradicijoje varlės visuomet buvo siejamos su finansinė sėkme bei pinigų pritraukimu. Aš jums noriu pacituoti The Guardian tekstą. Vakarų arogancija kaip sveikatingumo judėjimas pasisavino mirtiną poveikį turinti Amazonės varlės toksiną. Na, jūs matote, tai yra lapinė varlė, jos išskiros ir vadinasi kambo, na ir taip pat esminis žodis mirtina poveikį turinti toksiną. Kitaip tariant, nuo jo žmonės gali mirti. Aš visko necituosiu, jūs matėte štai šitos damos likimą iš Arno video, bet paskutinę pastraipą tik tai pacituosiu, paskutinį skirelį. Pasinaudojant žmonių patiklumu, nors kambo Australijoje yra uždraustas, jis nelegaliai parduodamas internetu ir nėra jokio būdo pasakyti, ar medžiaga yra legali ar gauta nekenkiant gyvūnams, sako Adelaidės universiteto teismo medicinos patologas profesorius Rodžersas Bairdas. Na ir tiesiog pacituosiu. Daugelis šių vakarietiškų sveikatingumo specialistų išnaudoja žmonių patiklumą ir tuos, kurie skeptiškai vertina vakariečių mediciną. Tačiau šamanų ir gydytojų technikos čiabuvių bendruomenėse buvo naudojamos šimtus metų ir jie buvo apmokyti saugiai naudoti šias medžiagas tam tikrose specifinėse situacijose. Vis dėlto Australijoje propaguojama, kad kambo gali būti naudojamas viskam, nuo lėtinio nuovargio sindromo, nerimo, kraujagyslių problemų iki Parkinsono ligos, kai tam nėra jokių įrodymų. Galvoti, kad galime nuvykti į bendruomenę ar praleisti šiek tiek laiko kitoje šalyje ir tada perimti vieną iš jų laiko patikrintų kultūrinių praktikų ir tiesiog prisitaikyti ją savo reikmėms, yra absoliuti vakarietiška arogancija. Na ir taip pat jis teigia, kad sveikatingumo ritualų susijusių su kambo ir kitomis mažai žinomomis medžiagomis taikymas gali turėti įtakos patologams, atliekant autopsijas. Na tai yra skrodimus lavonų. Jei jie nežino, kad medžiaga buvo vartota ar nuryta ir todėl gali negalėti nustatyti, ar ji buvo susijusi su mirtimi. Įprastinė toksikologija neieško tokių preparatų, sakė jis. Linas Karalius skelbėsi šamanu, naudodamas tradicinės Amazonės šamanų praktikas, neva padeda žmonėms dvasiškai bei fiziškai. Sekėjams jis rodo savo ceremonijas tik tokią. Na, o pavyzdžiui, čia jis pasakoja, kaip valo savo kūną ajahumos žievės pagalba. Keletą metų iš eilės žiemą aš važiuoju į Peru pas Šipibo konibo genties žolininkus, šamanus. Ir ten pradinėjau tam tikrą detoksą, arba jie vadina tai dietą, kur aš dietinu tam tikrą augalą ir gaunu tą augalo savybių. Tai po šitos žiemos, kai aš dietinau augalą pavadinimu Ayauma, aš įgavau daug tokios vidinės ramybės, susicentravimo. Ir dabar praėjo jau Lietuvoje gyvenant maždaug pusę metų ir jaučiu, kad ta energija šiek tiek išsibalansavo. Taigi, nuo šiandien aš ketinu pradėti badavimą ir kiekvieną dieną, ryte ir vakare gersiu mano medžio, kurį aš dietinau pavadinimu Ayauma, žievės padarytą arbatą.
Ajahuma vartojimas yra kaip įžanga į ajavaską. Jis neturi draudžiamo DMT, bet turi daug bioaktyvių medžiagų, kurių vartojimas kelia stresą kūnui ir jo organams, ypatingai kepenims ir inkstams. Taigi irgi yra pavojingas sveikatai. Biologiškai tokie ritualai jokių toksinų neišvalo. Taigi reklamuojamų ritualų nauda yra iš piršto laužta. Taip, tai yra kažkieno tradicija, bet geriausiai tai gali pasiekti emocinį sukrėtimą arba, kaip jie sako, emocijų perkrovimą. Na, o toliau jis dėsto, kad tie augalai su psichoaktyviom medžiagom yra augalai mokytojai. Pajutau, kad atėjo ta diena, kai noriu pasidalinti apie augalus mokytojus. Yra aplink mus labai didelis skaičius augančių augalų. Kai kurie iš jų pasaulyje yra vadinami augalais mokytojais. Kodėl? Todėl, kad kai mes kažką valgom, mes patiriam to, ką valgom sąmonę. Na, pavyzdžiui, valgom daug bulvių, ten cepelinus kokius. Kadangi tai yra šakniavaisis, mus labai įžemina, prispaudžia prie žemės. Ne, Linai, įžemintas tu jautiesi, nes prisivalgiai angliavandenių. Jeigu valgom labai daug vaisių, tai mus šiek tiek pakilėja, nes jie auga saulėje ir gauna daug saulės energijos. Ne, Linai, jautiesi pakilėtas, nes pavartojai fruktozės. Ir yra kai kurie augalai, kurie yra laikomi augalais mokytais, nes jų sąmonė yra labai stipriai įsiplėtus palyginus su žmonių sąmonė. Ne, Linai, jei suvalgiai stebuklingą augaliuką ir išgirdai balsus galvoje, tai nėra mokytojo žinutė. Ir yra kai kurie augalai pasaulyje, kurie yra labai išmintingi, todėl kai mes juos vartojame, mes patiriam dalinai jų sąmonę. Pavyzdžiui, paimkim tokius psilocibino grybai. Ne? Daugelis žino, kas tai yra. Mes galime iš jų gauti labai daug informacijos, labai daug žinių, patobulėti įvairiose srityse. Aišku, mūsų vakarietiškoje kultūroje vis dar daugelis žmonių laiko psilocibino grybus, pavyzdžiui, narkotikais, bet tik tai iš nežinojimo. Tai yra dėl to, kad jie jų nevalgia, dėl to ir laiko narkotikai. Nieko panašaus nėra su narkotikais, kuriuo aš gyvenime išbandęs visą Mendelėjevo lentelę, todėl galiu drąsiai teigti, nes aš kalbu iš patirties. Taip, pagal tyrimus, magiškaisiais vadinami grybai iš visų psichoaktyvių medžiagų yra mažiausiai pavojingi žmogui. Taip, jie gali suaktyvinti pojūčius, dėl to, kad aktyvuoja serotonino 2A receptorius. Žmonės jų suvartoja dažnai sako girdėję spalvas, matę iškreiptą vaizdą ir taip toliau. Bet tu dėl to stebuklingai neišmoksi naujos informacijos ir neįgysi naujų įgūdžių. Apskritai, smegenis veikiančių medžiagų vartojimą vadinti mokykla, savęs pažinimu ir energijos atstatymu yra tiesiog pasiteisinimas jas vartoti. Kaip kad alkoholikai suranda priežasčių, kodėl jiems reikia gerti. Man žinomus kitus. Tai yra, tarkim, kaktusas mažiukas, kuris vadinasi pejotės. Jo originalūs meistrai gyvena Meksikoje. Pejotė yra stipriai psichoaktyvus ir smegenis veikia 10-14 valandų. Jo veikimas yra panašus į LSD ir jis yra nelegalus Europos Sąjungoje. Kokie dar yra augalai mokytojai šioje planetoje be grybų? Yra toks ilgas kaktusas, kuris vadinasi San Pedro. San Pedro kaktuso veiklioji medžiaga yra toks pat kaip pejotė kaktuso – meskalinas. San Pedro veikia 8-14 valandų ir taip pat primena LSD vartojimą. Šio psichodeliko vartojimas daug kur nelegalus, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje jis yra priskirtas A klasės kontroliuojamoms medžiagoms. Man yra tekę bandyti San Pedro kaktusą keletą kartų. Po tos patirties jausdavausi fiziškai labai gerai ir psichologiškai gerai, bet pati patirtis man nelabai patiko, todėl kad labai ilgai jausdavausi užstimuliuotas, labai panašiai kaip nuo kokio amfetamino, negalėdavau užmigti 3 dienas, būdavau kažkaip labai visas išsiblaškęs, palikdavau daiktus ir taip toliau. Jausmas kaip amfetamino, bet čia augalas mokytojas. Apskritai, dauguma tų šamanų skelbiamų pakylėjimų po ceremonijų yra tiesiog jausmo palyginimas su tuo, kaip prastai ką tik jauteisi. Na, pavyzdžiui, visai neseniai sirgau norovirusu ir kai tik pasibaigdavo alinantis vėmimas tulžimi, atrodydavo viskas atslūgo ir sugrįžo jėgos. Aš nesijaučiau gerai, bet man taip atrodė, nes ką tik jaučiau skausmingą agoniją ir man atrodė, kad plyš stemplė.
Ir tas savijautos skirtumas smegenims atrodo itin didelis ir ryškus. Bet daugiausiai savo gyvenime aš esu susidūręs su augalų mokytoju, kuris vadinamas ayahuasca. Augalas padėtų žmogui prasiplėsti žmogaus sąmonį, jisai turi padėti pakilti jo vibracijos dažnį. Duokit man to viruso, aš galiu suvalgyti jį. Niekada nebus, nes mano vibracinis dažnis kitoks. Tai augalai padeda per trumpą laiką užkelt vibracijos dažnį, bet kad tai padarytų, augalams tenka paruošti visą nervų sistemą žmogaus, kad galėtų atlaikyti aukštesnį vibracijos dažnį. Tarsi narkotikas. Nes jis tave užkabina. Kvieskit greitąją. Kol kas dėja mūsų Europa skendi tamsoje šio klausimu, bet po truputėlį viskas šviesėja ir aš tikrai nebejoju, kad savo gyvenime sulauksiu dienos, kai ir šitose kraštuose augalai mokytojai bus pripažinti ir bus aiškiai suvokiama, kokią naudą jie duoda žmogaus sveikatai. O šiandien, jeigu norite tai daryti legaliai, tenka važiuoti į Pietų Ameriką. Todėl aš noriu pakviesti prisijungti prie manęs. Kovo mėnesį aš važiuoju į Braziliją vėl. Man iš esmės kas, ką vartoja savo pelkiai, nėra įdomu. Esmė tame, kad savo tokioms praktikoms jie įtraukia kitus ir savo neaiškių, neištirtų ir pavojingų medžiagų vartojimus skelbėsi gydantys žmonės. Esu vardu Tadas, dirbu daug metų Norvegijoje. Uždepresuotas žmogus, ant vaistų pasėdęs buvau, antidepresantų. Žodžiu, nebebuvo tai jokios išeities man kaip arba durnynas, arba pas Liną. Lino paprašiau, kad mane priimtų 3 dienom. Tai jisai man labai padėjo daug. Nebereikės, man atrodo, nei vaistų, nei priklausomybių, ten visokių, kokias turėjau. Žiauriai dėkingas esu augaliukams. Linui. Linas man yra dabar kaip vedlys ir labai rekomenduoja, kas turite kokių tai problemų, asmeninių problemų, depresijos, dar kas nors, labai rekomenduoja pas jį atvykti. Labai rekomenduoja. Matysi per tas 3 dienas, kaip pasikeis jūsų gyvenimas. Žiauriai pasikeis. Bent jau man čia kyla 2 klausimai. Pirmiausia, kas turi atsitikti per 3 dienas, kad žmogus, kuris kaip pats apie save pasakoja, turintis priklausomybę nuo vaistų ir antidepresantų, sėdęs ant jų, atvažiavęs štai pas Liną, jo augaliukų pagalba visiškai kitaip pažiūri į pasaulį. Ir sako, dabar jau man jokių vaistų nereikia, jokių priklausomybių nebus, nes tie augaliukai viską išsprendė. Tai greičiausiai, jeigu tu taip per 3 dienas pakylėtas jautiesi, tu tiesiog būsi ir toliau priklausomas. Galbūt jau nebe nuo antidepresantų ir vaistų, bet nuo tų pačių augaliukų. Koks tų augaliukų poveikis. Ir kiek tokių žmonių yra, kurie atvažiuoja štai pas tokius lietuviškus šamanus ir atsisėda jau ne ant vaistų, o ant tų augaliukų, kurie jam yra pasiūlomi. Ir aišku, jūs sakysite, tai Skirmantai, čiagi tik augaliukai. Tai antras klausimas, o kas tie augaliukai? Priminsiu, kad absoliučiai visi narkotikai, nuo lengviausių iki sunkiausių, yra tik augaliukai. Prieš jis yra Lietuvos narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento leidinys, specializuotas leidinys, jis yra skirtas policijos ir muitinės pareigūnams, sveikatos priežiūros, švietimo bei socialinės paslaugas teikiantiems specialistams. Apie narkotinės ir psichotropinės medžiagas trumpai. Naujos psichoaktyvios medžiagos. 40 puslapių, visko tikrai neskaitysime, bet tik tai esmę. Na, kas žiūri, tai mato, kaip atrodo dabar gatvėje yra paimami kvaišalai, bet ką aš jums norėjau parodyti. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų struktūravimas pagal jų poveikį. Taigi, mišrus poveikis kanapės. Akivaizdu, tai yra augalinės kilmės narkotikas, kanapės yra auginamos, čia yra kanapių dirva, kanapių ekstraktai ir tinktūros. Na ir čia yra lakiosios medžiagos, tai yra, kai galima uostyti ir kaip tai vadinasi gatvėse, bazai, propsai, popsai, properiai, niuchas, rush, liquid gold, buzz ir panašiai. Ir čia pat yra sintetiniai kanabinoidai. Kitaip tariant, visos augalinės kilmės narkotinės medžiagos turi savo sintetinius atitikmenis. Tai yra medžiagos, kurios yra gaminamos laboratorijose. Toliau haliucinogeninis poveikis, haliucinogeniniai grybai. Aišku, kad tai yra augalinė kilmė, važiuojam toliau ir matom, kad jau yra DMT ir panašios medžiagos
LSD, kurios yra sintetinės kilmės, kurios yra pagamintos laboratorijose. Na ir vėlgi, važiuojam toliau, stimuliuojantis poveikis, pavyzdžiui, kokainas, vėlgi augalinė kilmė. Jis yra gaminamas iš koka medžio pastos. Ir jeigu pavažiuosime toliau, pamatysime, kiek daug yra analogų jau sukurtų laboratorijose. Na ir pats sunkiausias narkotikas, kuris didžiausią priklausomybę sukelia ir greičiausiai nuveda į kapus, tai yra opiatai ir, aišku, pagrindinis iš jų yra heroinas. Tai yra sutirštintos opijų aguonų sultis iš aguonų galvučių. Man nepatinka narkomanai. Jie purviniai ir šlykštus. Aš nežinau, ką Linas Karalius pasakytų apie aguonas. Mes girdėjome, ką jisai sakė apie bulves ar apie kaktusus. Bet aš galiu pasakyti vieną paprastą dalyką. Jeigu medžiaga yra gamtinės kilmės iš gamtos, jinai nebūtinai bus labai naudinga žmogaus organizmui, jinai gali būti absoliučiai žalinga, nuodinga, mirtina. Ir jeigu jūs vadovaujatės logika, kad yra tiesiog augaliukas, todėl jį saugu naudoti, galbūt kartais painiojate tai su homeopatija, kai yra tiesiog augalinės kilmės kažkokie vaistai, jums yra pasiūlomi papildai ar panašiai, tai jūs labai stipriai klystate, jūs patys aiškiai matote, kad tie patys augaliukai gali sugriauti žmonių gyvenimus arba tiesiog juos užbaigti. Susidomėjimas tokiomis praktikomis Lietuvoje auga ir atsiranda vis daugiau smalsuolių, kuriems pakilėjimas į aukštesnį emocinį lygį ir išgijimas nuo įvairiausių ligų ar negandų skamba kaip ilgai lauktas išsigelbėjimas. Ayahuasca. Kas čia yra per dalykas? Išgirdau iš draugo ir labai sudominu. Šiek tiek informacijos radau, vieną podcastą, bet labai domintų žmogaus, kuris tikrai susidūrė, kuris ragavo, buvo pas tikrą šamaną ir teko tai pavartoti ir kaip jautės, kaip viskas vyko, labai labai įdomu. Ir gal turi kontaktus, gal turi kažkokius tai prieigas prie tokių šamanų ir būtų labai įdomu išgirsti iš pačio žmogaus, kuris tai pajuto, kuris tą paragavo ir kaip visa kelionė įvyko. Na, kiek suprantu, labai stiprus reikalas ir didelis susidomėjimas pačiam. Tad jeigu kažkas yra iš TikToko, kas dabar mato, girdi, būtų malonu pabendrauti. Vienas populiariausių ritualų yra ceremonija, per kurią vartojama ayahuasca. Tai toks psichotropinis nuoviras, gaminamas iš Amazonijoje randamų augalų. Nors nuoviras kartais skiriasi ir maišomos skirtingos žolės, pagrindinė jo veiklioji medžiaga yra stiprus haliucinogenas – dimetiltriptaminas, dar vadinamas DMT. Jis daugelėje šalių kartu ir Lietuvoje yra nelegalus. Jis priklauso kontroliuojamų ir narkotinių psichotropinių medžiagų grupiai, įtrauktai į Vienos konvenciją. Ayahuasca vartojimas labai intensyvus, dažnai iššaukiantis traumuojančius prisiminimus ar giliai užslopintas emocijas, ypatingai kai šamanai pradeda eksperimentuoti su žolėmis, visiškai nesuvokdami, kaip tos medžiagos sąveikaus ar paveiks skirtingus organizmus. Pavartojus, ayahuasca padidina širdies ritmą ir kraujospūdį, todėl gali būti pavojinga žmonėms turintiems širdies problemų, apie kurias žmonės neretai net patys nežino. Kai kuriuos po ceremonijų ištinka hipertenzinė krizė, serotonino sindromas ar net mirtis. Kadangi daug kur tai yra nelegalu, šamanai ar jų pasiekėjai rengia stovyklas Pietų Amerikoje, kurios galėtų vykti už tradicinės aplinkos ribų ir neprižiūrimas. O nesant medicininės kontrolės dėl netinkamo paruošimo ar klystančių šamanų, dalyviai gali patirti rimtą pavojų. Dar šią vasarą tokiai patirčiai į Pietų Ameriką nuvyko 41 amerikietis. Jis su vietinė gentimi išgėrė ayahuasca arbatos. Grįžęs į savo kambarį vyras mirė. Jam vienu metu atsisakė net keli organai, į plaučius prisikaupė skysčių, taip pat tai iššaukė pankreatitą. Jis šamanų neinformavo, kad neseniai buvo baigęs antibiotikų kursą, kas sąveikavo su ayahuasca žolėmis. 2021 per vieną 6 dienų festivalį Dreaming Arts Australijoje vyras mirė po to, kai išgėrė ayahuasca nuoviro ir į įpjautą odą įtrynė rupūžės nuodų, vadinamų kambo. Neilgai trukus po ceremonijos jis pasiskundė nugaros ir krūtinės skausmais ir veido bei kaklo patinimu. Dėl to prigulė po medžiu, kur daug vėmė. Paskui jis buvo nuvestas į šventyklą, kur vyrų dėjojant iš skausmo jam buvo daromas pėdų masažas. Jo globėja, žmogus, kuris prižiūri narkotinių medžiagų vartojimą, bandė kviesti pagalbą, bet vienas iš festivalio organizatorių sakė "No hospital".
Vakare toje šventykloje jis prarado sąmonę ir vėliau mirė. Skrodimas parodė, kad vyrų veikiausiai dėl intensyvaus vėmimo plyšo stemplė. Lietuvoje panašias patirtis siūlo ne vienas, vieni per pažįstamus, kiti tiesiog internete. Štai čia kviečiama į retrytą Brazilijoje. Čia per ritualus siūloma susitikti su protėviais, išgyti, atrasti ryšį su Dievu, gamta ir panašūs dalykai, ką jau minėjau ir galėtumėte nuspėti. Žinoma, pagrindinis stovyklos tikslas – ajavaskos ceremonija, kuri itin vaizdžiai ir romantiškai aprašyta. Sveiki visi, mano vardas yra Ieva Launagė ir šiandieną noriu pakalbėti išsamei apie gamtos mediciną, o plačiau daugiau būtent apie ajavaską, dar vadinama augalų mama. Ir turbūt esate girdėję šį pavadinimą ir esate girdėję apie šią stebuklingą arbatą. Daugelis žmonių, kurie niekada nėra susidūrę, niekada nėra patyrę šios praktikos, skleidžia tam tikrą informaciją, skleidžia savo nuomonę, kuri yra visiškai nepagrįsta, neargumentuota. Nuo senų laikų, tūkstančius metų, senoliai gentyse atrado stebuklingą receptą. Sumaišius vieno augalo lapus, kito augalo šaknis ir išvirus gėrimą gausime stebuklingą eliksyrą, kuris padės išgydyti visas ligas. Jūs jau girdėjote šią ponę kalbant epizodo pradžioje ir sakant, kad ajavaską galima gydyti ir onkologinės ligas, ir genetinės ligas, kas aišku yra visiška nesąmonė, tai yra melas, tai yra ne šiaip klaidinanti reklama, bet yra akivaizdi jum daroma žala. Tai niekur mediciniškai nepatvirtintas teiginys, už tokius teiginius gresia šiaip jau ir teisinė atsakomybė. Kitas dalykas, kad jinai net elementarių dalykų nežino. Na, pavyzdžiui, jinai ajavaską apibūdina kaip vieno augalo šaknų maišymo su kito augalo lapais, kas yra netiesa. Pagrindinis ajavaskos ingredientas yra liana, jinai taip ir vadinasi, svaigio kvaitulio liana, kuri yra maišoma su lapais, skirtingais lapais, vėliau tai yra verdama, atsiranda nuoviras, vadinkime tai ajavaskos arbata, visiškai nesvarbu, kas tenai yra dedama, akivaizdu, kad tai yra gėrimas, kuris turi stiprų psichotropinį poveikį, tai yra, paprastai labai tariant, tai yra kvaišalai ir aišku, kad jūs nebejotinai išgėrę štai tokios arbatos galite turėti tam tikrus pojūčius, kurių jūs anksčiau nesate patyręs arba patyrusi, bet tai jokių būdų nereiškia, kad tie pojūčiai jum gydo jūsų kūną, jūsų onkologinės ligas arba įgimtas sudėtingas genetinės ligas ir taip toliau. Tai yra absoliutus absurdas. Galbūt yra kažkoks placebo efektas, galbūt mes galime kalbėti apie tam tikrų psichologinių problemų sprendimą, jeigu žmogus staiga pajunta nušvitimą ir taip toliau, galbūt tai gali veikti kaip kažkoks antidepresantas, vėlgi su sąlyga, kad žmogus labai tiksliai žino, ką daro ir jum nebus padaryta žala, bet jokių būdų tai nėra stebuklingas vaistas. Ir kai šita ponia į kelis sakinius sugeba įdėti 3 žodžius, tai yra medicina, tai yra visų ligų gydymas ir tai yra stebuklingas vaistas, tu iš karto supranti, koks yra jos teiginių lygis. Tu ničnieko neišmanai. Apie pavojus svaiginantis žolėmis iš Pietų Amerikos Lietuvos žiniasklaidoje informacijos nedaug. Kaip tik kartais tai aprašoma kaip gyvenimą keičianti patirtis. Šią vasarą apie savo keliones po kitus pasaulius ir laiką su šamanais žiniasklaidai pasakojo dainininkė Džiazu. Ji pasakojo apie šamanizmą ir kaip skris į Braziliją mokytis tam tikrų dalykų. Rūpūs miltai. Žinoma, toli gražu ne visi, kurie vyksta į Pietų Ameriką ar į Indiją, kurie domisi įvairiausiais ritualais, netgi įvairiausiomis sektomis, iš karto kelia grėsmę. Jeigu tu neįtraukinėjai kitų žmonių, jeigu tu jam nežadi atvirai melagingų dalykų, jeigu tu nežaidi su jų sveikata, be jokios abejonės, tai yra tavo asmeninis reikalas. Bet, kaip jūs prisimenate, Arnas citavo ne vieną straipsnį, kuo visą tai gali pasibaigti, jeigu tu aklai pasitiki ir nežinai, kas su tavim bus daroma. Dar viename straipsnėje aprašomas pacientas dalyvavęs satanistinėme rituale, kurio metu 3 dienas gausiai buvo vartojama ajavaska. Grįžęs jis patyrė demonų haliucinacijas, paranoidinį kliedesį, taip pat dažnėjantį pykinimą ir vėmimą.
Dėl savižudiškų minčių jam buvo iškviesta greitoji pagalba. Atvykus į ligoninę, jis nustojo reaguoti į aplinką. Jam pasireiškė priepuolį primenantys simptomai. Pacientas pagal Glasgow komos skalę galų gale buvo įvertintas kaip komos būsenos. Užtikrinus kvėpavimo takų praeinamumą, jis buvo perkeltas į intensyvios terapijos skyrių. Laboratoriniai tyrimai parodė panašią būklę kaip prieš tai minėtos moters – hipoosmoliarinę hiponatremiją ir ADH sekrecijos sindromą. Po intensyvios terapijos pacientas visgi pasveiko. Panašios kambo ir ajavaska ceremonijos Lietuvoje rengiamos ne vieno save šamanu apsiskelbusio pseudo mokytojo ar dar vadinamojo coacherio. Dauguma jų apie tai kalba tik akis į akį, todėl apie tokią veiklą pranešti arba sužinoti teisėsaugai sudėtinga. Ir negaliu rodyti jų visų, nes negaliu įrodyti, kad jie tokias paslaugas teikia ir praktikuoja su žmonėmis, kurie dažniausiai net nesuvokia, ką daro. Jų skelbiamuose įrašuose galima matyti šiltus, laimingus žmonės, bendruomeniškus vakarus, laisvę ir vaikų krikštavimus, bet iš tikrųjų jie saviškiams ir potencialiems klientams paslapčia klaidingai skelbia, kad sugeba atverti jiems kelią į išsvajotą dvasingą gyvenimą, nors pamiršta paminėti, kad tai ne tik gali baigtis mirtimi, bet kartais atveda ir į realų kalėjimą. Kaip kad šioje žinutėje moteris rašo vienam jų vartojimo kultūrą kritikuojančiam žmogui, pasakojo, kaip jos nieko dėta draugą į kalėjimą už narkotikus pasodino. Nelabai liūdna situacija, čia mūsų žiauri geras, dvasingas žmogus yra, užgreibus ir DMT. Nerealią šeimą turi protą, išsilavinimą, daug pasiekęs, matęs, na tiesiog žiauriai nepasisekė. Na taip lemta tikriausiai buvo. Realiai taip sukrito kortos, niekada negalvojo, kad gali atsitikti tokia nelaimė. Su Dievu gyveno, tikėjo, kad saugo. 11 metų skyrė teismas. Buvo apeliacinis, atseit bausmė atitinka nusikaltimą. Neįtikėtina. Na dar aukščiausias liko ir malonė prezidento, bet tokioj šalyje jau net nežinom, ar verta laidyti pinigus į orą. Savo epizoduose aš necituoju štai tokių žinučių, kai nežinau, kas jų autorius, ar tokia istorija iš tikrųjų buvo. Jeigu aš anoniminės žinutės jum ir rodau, dažniausiai tai būna daug žmonių, kurie rašo, pavyzdžiui, apie kažkokią sukčiavimo schemą, yra nudegę ir tu tiesiog iš kiekio matai, kad tai nėra atsitiktinis dalykas. Bet aš galvojau išimti iš viso šitą Arno žinutę pacituotą, tačiau vis dėlto nusprendžiau ją palikti ir paaiškinti vieną svarbią aplinkybę. Mes keliamės į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnį. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu. Čia reikia patikslinti. Lietuvoje nėra baudžiamosios atsakomybės už narkotikų naudojimą. Negali pareigūnai sulaikyti apsvaigusi nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmens ir už tai jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Aišku, jeigu jisai nevairavo ir nepadarė kitų teisės aktų pažeidimų. Tačiau, jeigu asmuo pardavinėja narkotinės arba psichotropinės medžiagas, jas platina, arba jeigu asmuo turi didžiulius kiekius tokių medžiagų, be jokios abejonės, jam grės baudžiamoji atsakomybė. Todėl, kad tai jau yra verslas. Jis nėra ligonis, kuris naudoja narkotikus, tai nėra tik jo priklausomybės klausimas, tai yra jo verslas. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotinės ar psichotropinės medžiagas, turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, arba pardavė ar kitaip platino narkotinės ar psichotropinės medžiagas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų. Matote, kiekis nenurodytas. Toliau, antra šio straipsnio dalis jau numato, jinai yra lygiai tokia pati, necituosiu, jinai jau numato didelį kiekį. Ir trečia dalis numato labai didelį kiekį. Tai už didelį kiekį jums grėsia laisvės atėmimas nuo 8 iki 10 metų, o už labai didelį kiekį nuo 10 iki 15 metų. Kitaip tariant, jeigu žinutėje, kurią citavo Arnas, yra tiesa, asmuo, kuris ten yra įvardintas, kuris turi gražią šeimą ir taip toliau, yra asmuo, kuris laikė ir platino narkotikus itin dideliu mastu, turėjo itin didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Kalbant apie kiekius, nėra lengva pasakyti, kas yra didelis ar nedidelis kiekis, nes viskas priklauso nuo konkrečios narkotinės ar psichotropinės medžiagos. Šie kiekiai yra nustatyti sveikatos ministro įsakymu, na ir galite pasižiūrėti. Na pavyzdžiui, heroinas, jo nedidelis kiekis yra 0,2 gramo, didelis kiekis 2 gramai, o labai didelis kiekis 10 gramų. Na pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie kanapės,
5 gramai yra nedidelis kiekis, pusė kilogramo yra didelis kiekis ir 2,5 kilogramo yra labai didelis kiekis. Cetriukas liepia parūkyti. Žolės? Ne, blėt, lašinių. Padarykit rimtesnį kaseką. Kad jums būtų paprasčiau suprasti, tokie žmonės bando pateisinti savo priklausomybės psichotropinėm medžiagom, visai kaip įprasti mums žinomi narkomanai. Tik jie tai sieja su dvasingumu, žmogaus energija ir siela, nors su tuo tos medžiagos neturi nieko bendra. O štai čia dar viena neadekvati žinutė, kur vartojimą moteris vadina padėjimu savo. Bet man labai įdomu pasidarė, kodėl tu taip atrodai, ta prasme, aš tai esu energetikė ir aš aiškiai matau, kad tu apsivartojęs. Labai matys, žiauriai matys. Iš kur aš žinau, todėl kad aš ir pati kartais savo padedu, kai man būna žiauriai blogai energetiškai, nešmaniškai, kai dirbu. Aš dabar biškai bijau tavęs, žinai, kad aš tu taip prisipažinau, kad aš kartais savo padedu. Ar tu ten tu šis gal net nežinai, kas aš šitokio tos vieto nesmėjim. Lietuvos budintų esu. Iš kitos pusės žinau, kad man viskas reikia visiškai kitaip. Tarkim, pavyzdžiui, aš tada dar labiau jaučiu, tada aš jaučiu energetiškai viską, blokus, meridianus, pasigaunu ten tos demonus, kurie ten kaip manęs lenda, žodžiu, kuo bangą pavarau, sugriaužiu viską, nu, žinai, kaip medicina naudauju stipriai. Man reikia iš vis kaip kokia įvaska, aš tiek ant pajungimų, nu, kaip pasakyti, tą mediciną įvaldžius, ta prasme, esu kaip gydomą įrankį, kaip darbo įrankį, netgi savo retreitų metu, tarkim, nu, kaip Kristus gydė žmonės, žinai. Nenoriu aš jums pasakoti daug panašių atvejų ir nukentėjimo pavyzdžių, bet tik noriu parodyti, kad cheminis eksperimentavimas su savo smegenimis ir protu gali iššaukti nežinomą reakciją. Pavyzdžiui, kadaise buvo toks itin populiarus jaunimą vienijantis fitneso socialinių medijų ir YouTube žvaigždė Conor Murphy. Jam pradėjus domėtis Pietų Amerikos retreitais, psichodelikais, šamanų ceremonijomis ir galų gale išbandžius ajavaską ritualą, vaikinui pakriko protas. Jis persimainė ir, kaip mano jo artimieji ir fanai, atrodo negrįžtamai. Grįžęs į savo gyvenimą, jis sakė esantis naujas žmogus, tačiau visai netrukus bandė nusižudyti. Paskui buvo uždarytas į psichiatrinę ligoninę, iš kurios vėliau pabėgo. Grįžęs namo, jis pradėjo filmuoti keistą pornografinį turinį, kurio metu, pavyzdžiui, gėrė savo sėklą. Visiems paskelbė, kad tai prilygsta anaboliniams steroidams. Išprotėjimas jo tęsiasi iki šiol. Jis yra paskelbęs, kad yra Jėzus Kristus, su golfo lazda sumušė savo buvusią merginą, jis su žiūrovais dalinasi kaip geria savo šlapimą, valgo savo išmatas ir kitaip gąsdina kadaise jį mylėjusius žiūrovus. Gydytojai jam diagnozavo psichotropinių medžiagų sukeltą bipolinį sutrikimą. Turbūt visi matėte per žinias ir internete išplitusius įrašus, kur Tautos ir Teisingumo sąjungos narė Irma Gajauskaitė pratrūksta iš pykčio. Ką jūs mum padarėt visi? Po šiai dieną persekiojo. Nebūtais kaltinimais užverdėt prokuratūras, policijas, konfiskavo daiktus. Po šiai dienai aš neturiu savo kompiuterio. Ką aš padariau? Nė vienas nenukentėjo, nieko neįvyko ir jokios žalos nepadaryta. Ir kažkas už tai turės atsakyti. Ir taip išėjau ir daugiau niekada negrįšiu. Ką nori, tą daro. Aš nieko blogo nepadariau, niekas nenukentėjo. Žalos nepadaryta. Ar nesupratot? Yra žmonių, kurie teigia, jog toks adekvačiai neatrodantis elgesys yra šamanizmo ir jo ritualų pasekmė. Kas nutinka, kai padaugini ajavaskos ir gamtos medicinos iš Amazonės džiunglių? Į politikės iššaukiantį įrašą sureagavo sąmoningumo mokytojas ir už dvasingumą be psichotropinių medžiagų pasisakantis Kęstutis Kaupas. Ryškų Irmos asmenybės pokytį galime pamatyti ir pažvelgus į jos skaitmeninius pėdsakus. Dar 2017 ji visai kitaip atrodė ne tik fiziškai, bet ir kalbėjo be pykčio, labai ramiai, apie rūpestį, meilę ir kitus šiltus dalykus. Šiame straipsnėje davė interviu apie savo vadovaujamą vandenliečių sporto parką. Čia žurnalistų jį buvo aprašoma kaip jaukumu ir šiluma dvelkianti moteris. Viena komentatorė Facebook'e teigė pažinojusi Irmą prieš jos virsmą tokia, kokią matome šiandien. Pažįstu Irmą ir kokia ji buvo iki psichotropikų. Miela, atjaučianti, protinga, organizuota, žmogus, su kuriuo tikrai malonu bendrauti ir leisti laiką. Po psichotropikų sunku patikėti, kad tai tas pats žmogus.
Todėl labai apgailėtina, kai ajavaska yra siūloma dvasininkų kaip gydymo priemonė. Panašių istorijų galima rasti ir daugiau. O kažkada buvo fainas žmogus, wakeboardų sporto pradininkė Šiauliuose, gaila. Deja, man tai liūdna ir gaila. Irmai viskas nutiko po daugelio ceremonijų, o buvo labai fainas ir geras žmogus. Turbūt sunku nepastebėti ir ant jos kaktos ištatuiruoto spiritualinio simbolio, tai vadinamoji trečioji akis, kurie susijusi su meditacija, šamanizmu ir sąmonės būsenos pakitimais. Kai kurie tokias tatuiruotes darosi norėdami sustiprinti savo ryšį su ajavaskos ceremonijomis. Pasakyk, ką tu davė šitą kelionę į Braziliją? Sužinojau šitoj kelionėje tiek, kiek gyvenime nežinojau. Naujų dalykų. Taip kad labai džiaugiuosi čia atsidūręs ir ačiū visai komandai. Manai, tai keis tavo gyvenimą? 100% gyvenimas mano pasikeis. Grįžus jaučiuosi gerai, lengviau, norisi dar visą tai patirti giliau, išsamiau ir daugiau sužinoti. Papasakosiu, kas vyko ceremonijoje. Kai sutemo, mes išgėrėm po stikliuką, tos arbatėlės, buvo visai skani, saldi, viena iš skanesnių mano gyvenime ragautų. Ir po kokios valandos toje tamsoje, iš tikrųjų, akise pradeda atsiradinėti vaizdai, vizijos. Tie vaizdai dažnai stiprėja, tai man jau buvo pradėjęs stiprėti, bet aš kaip ir visada nuėjau į Tuliką, ten buvo gal 100 metrų tas tualetas ir žvaigždėtas dangus, gražu. Nuėjau, gerai išsitriedžiau. Ir kai įsitriedžiau, tai tada spalvos pradėjo dar labiau ryškėti. Ir tada aš patekau į tokią erdvę, kurioje nespėjau sugalvoti klausimo ir iš karto ateina atsakymas. Toks kaip prisijungimas prie kažkokio tai dirbtinio intelekto, bet jisai ne dirbtinis, bet toks kažkoks dieviškas. Tai tiek šį kartą. Labai dažnai savo epizodų pabaigoje visiems tiems, kurie pasižiūrėjo iki galo, jums atskiras ačiū, jūs ištikimiausi mano žiūrovai. Aš primenu, paspauskite patinka, prenumeruokite ir palikite komentarą. O šį kartą aš jums sakau, kad jūs galite palikti komentarą, kuris būtų labai prasmingas ir turiningas. Parašykite, ar jums toks formatas patiko, ar jums labiau patinka, kai aš kalbu vienas. Kodėl? Todėl, kad aš planuoju dar bent keletą tokių epizodų tikrai padaryti ir su Arnu, ir ne tik su juo. Aš įsivaizduoju, kad gali būti keletas duetų, kurie bus tikrai įdomus, nes mes turime šiek tiek skirtingus požiūrius su skirtingais žmonėmis ir kai tu darai tokį epizodą, man atrodo, auditorija laimi. Kitas dalykas, galite pasiūlyti, su kuo jūs norėtumėte, kad aš kartu įrašyčiau epizodą. Visada laukiu ir temų pasiūlymų, tikrai temų turiu daug ir jūs naują temą pamatysite kitą sekmadienį, bet kai ateina žmonės ir man pasiūlo bendradarbiauti ir dar pasiūlo visai neblogą savo idėją, aš galiu tik tai pasidžiaugti. Taip kad laukiu jūsų atsiliepimo, mes pasimatysime po savaitės, sekmadienį 9 val. Ryte. Iki.